tu man su tralu gali į kiemą atvežti? Žinoma, galim suderinti. Jeigu sekėt, turėtumėt atsiminti, kad buvo toks klientas Miša, kuris iš pradžių ieškojo Porsche Cayenne, pasikeitė jo planai ir nusprendė, kad turi įsigyti amerikietišką automobilį. Tai išrinkom jam Jeep Grand Cherokee, su klientu viskas gerai, yra apsimokėjęs, automobilis yra grįžęs. Važiuosim šiandien pasižiūrėti, kaip atrodo tas jo automobilis ir galbūt patį Mišą pasikviesim. Iš viso automobilis Lietuvoje kainuos 6,5 tūkstančių eurų. Čia jau po visko. Miša nebuvo iš lengviausių klientų. Galėjo viskas vykti greičiau. Po nupirkimo automobilis grįžo per 2 mėnesius. Na ką, atvykome į aikštelę prie mūsų kliento Mišos automobilio. Pamanom paskambinti ir pasikviesti jį. Allo. Labadiena. Labas. Jūsų automobilis jau yra išmuitintas ir paruoštas atsiėmimui. Atvykom jo apžiūrėti. Sakykit, ar jūs atvyksit? Rytoj šiandien iškrovė, jo? Taip. Ne, seniai, aš dabar su Anželom, mes pagulim šiandien neatvažiuosim mes. O tu man su tralu gali į kiemą atvežti? Žinoma, galim suderinti. O tu ten sakei vietoje tu videką man kokį susuksi? Tada atsiųsiu jums nuotraukų, trumpą video, o automobilį pristatysim jums rytoj. O, super, laukiu, ačiū bachūrai, šaunuoliai. Gerai, geros dienos. Nu, dar vienas laimingas klientas. Tai jeigu dar nesekat Bideris LT, būtinai pasiekit, pakomentuokit, paspauskit laiką ir laukit daugiau video.